Kol tikroji žvaigždė ruošiasi, mes pradedam pasiruošimo darbus. Tai sveiki mano žiūrovai, matėte ką tik intro. Tai kaip žinote, kad aš noriu paskelbti įdomią naujieną YouTube'ui, kad aš planuoju kurti muziką. Taip, tai norisi išleisti į YouTube'ą muziką, kad parodyti žmonėms, tiesiog norisi įvairaus turinio. Pavyzdžiui, ne vien kurti kontentą, tenais prisidavoti žmonių ar dar ten kažką rinktis dar. Norisi tiesiog kažką padainuoti. Pavyzdžiui, mes planuojam išleisti dainą Taikos prospektas. Taip, nors mano gatvė nesakysiu kaip vadinasi, tiesiog Taikos, bet kitaip biškai. Tai Taikos prospektas. Ne, mūsų tokia daina žalim daryti. Tai maždaug mes taip jau planavom nuo pat rugpjūčio 20 dienos, kaip atsirado ta idėja muzikos pirmam šaltiniui. Tai kad mes vieną dieną rugpjūčio 20, atsisėdome, tiesiog išėjome į lauką, buvo vėlus vakaras jau, kažkur 8:30 ar 8, išėjom tiesiog į lauką ir aš tiesiog kažką ant asfalto ten pradėjau daryti. Asfaltas toks gražus, ten, maždaug kažką va tokio ir, ir bam. Ir tada ten įsakau, kad važiuojant galim ratus pamesti, ten. Ir operatorius gal dėjo gerą žinią, gal sukūrėm muziką. Aš galvoju, gerai, bet melodija. Svarbiausias yra melodija. Gerai, žodžiai, mikrofoną turiu, viską turiu. Montažą galiu sumontuoti. Bet, baisi naujiena tam melodija. Melodija yra svarbiausia tam, kad, pavyzdžiui, žmonės, nes daina veža pagal melodiją. Kai ne pagal žodžius, tai melodija yra svarbiausia. Mes googlinamės viską su ChatGPT ir man išmetė programėlę Bedlam. Taip, tenais, kur mes galim ten kurti melodijas, ten pianino, gitaras, viską mes galime kurti, tenais viską rodyti kitiems. Tai va, ir taip kilo tokia naujiena, padarom muziką, tai pradėjom jau rašytis dainos žodžius, esam jau parašę pusę dainos, liko dar užbaigti galą ir tuo pačiu pradėti jau kurtis melodiją. Bet aišku, mes norime melodijos iš ChatGPT pačio, todėl kad noriu paprašyti, pavyzdžiui, aš nusiunčiu dainos žodžius jam ir jisai pagal tam tikrą dainos žodžius tiesiog padaro melodiją. Aš jam parašau, švelniai dar kaip pasukurk. Jam, pavyzdžiui, žymiai paprašiau melodiją kurti, nes aš mačiau daug kas jau taip darė, pavyzdžiui, nežinau, gal toks kanale YouTube'is yra Judzikas, pavyzdžiui, jis irgi tenais bandė irgi su ChatGPT kurti, bet tenais melodijos kažką kaip pas senelių baliuose kokiuose, tiesiog tenais žinai, su arkadionais, su visko. Man tas nelabai patinka, aš noriu tiesiog kaip popso. Nebūtinai popsas, gitara, dar tokie dalykai, tai noris maždaug išleisti tokių dalykų. Tai tikrai ir tai dabar tęsime toliau, kad aš bišką apie klipą, kad klipas dar nėra sutartas, kada filmuoti, todėl kad reikia parašyti dar pačią dainą. Ir reikia gauti melodiją, kad tam būtų viskas susiruošta. Ir klipas mums yra jau prieš paskutiniai vietoj, todėl kad paskutinis yra montažas. Paskutinis išleidimas YouTube. Tai prieš paskutinis yra montažas ir tada ir klipas ir taip ten toliau, tenais melodija ir tada žodžiai. Tai maždaug taip ir daina taip ir būtų parašyta, bet dar reikia biškį palaukti laiko tam. Ir tai tiek apie klipą pakalbėjom, tai prašau dabar man į studiją, tiksliau kokią studiją, atnešti gitarą, duokit man va. Tai va, matote, čia yra gitara, su ja dar nelabai moku groti, bet kažką pabandykim pagroti.
Na, maždaug taip, bet mes galim pagroti truputį. Tai va, tai gitarą grąžiname atgal. Tai va, tai maždaug va taip ir tiesiog, vat, aš noriu lankyti muzikos mokyklą. Tai va, noriu lankyti muzikos mokyklą ir tenais pradėti kurti muziką dar ir tiesiog su gitara vat groti, noriu labai mokintis. Tai va. Tai man maždaug tiek papasakojau apie muzikos išleidimą, nes daugiau neturiu. Tai kad dar muziką reikia pačią išleisti, nežinoma, dar bus išleista, dar tiesiog jums kaip pranešimas, kad planuojam. Dar tai jo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Simonas Brobergas ir žiūrėkite daugiau video. Gan pat yra įdomu, jeigu kuriem gal įdomus ar ką, stengiuosi dėl jūsų. Tai va, palaikinkit ir jo, viskas. Tai susimatome tose videose. Iki!